iš anksto prasinešę, posėdėje nedalyvauja Svetlana Tučkė ir Bronius Vaitkus. Į 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkę yra įtraukta 49 klausimai. Ar yra tarybos narių norinčių pasiūlyti dėl darbotvarkės? Turi pasiūlymų dėl darbotvarkės? Nėra. Taigi, kolegos, reikėtų dabar užsiregistruoti ir balsuoti už šios dienos darbotvarkę. Tai prašau, keliam rankeles. Taip, 19 tarybos narių užsiregistravo. Kas už tai, kad patvirtinti šios dienos darbotvarkę, prašau, balsuojam. Taip, visi 19 tarybos narių patvirtino darbotvarkę. Jeigu aš nematysiu ir nepamatysiu, kas nekeliat arba susilaikot, praneškite, gerai, mes iš karto pakoreguosime. Taip, dabar, kolegos, darbotvarkė yra patvirtinti. Noriu paklausti, ar yra tarybos narių asmeniškai suinteresuotų šio posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymų? Yra. Tai prašau tada, sakykite, gerbiamas, kelkit ranką, Arvydas Dočkus. Nuo 6 ir 8. Gerai, ačiū labai. Dabar Renaldas Seibutis. 33. Taip, kolegos, matau Dominikas Jurevičius. Nuo 18. Taip, Eugenijau, jūs keliat ranką ar ne? Ne. Gerbiamas Eimutis Židinavičius. Nuo 16. Ar dar būtų kolegos? Prašau, Andrius Bajoras. Andrius Bajoras nuo 7. Ar dar būtų? Nėra. Taigi, kolegos, reikia nušalinti dabar tarybos narių. Prašau, Ilona Pociuvienė. Ilona Pociuvienė nuo 6 ir 8. Tai čia bus su Arvydu Dočkum, ar ne? Ir Justas Žulkus taip pat nuo 6 ir 8, ar ne? Gerai, tai matau daugiau nebėra. Tai kolegos, dabar Arvydas Dočkus, Ilona Pociuvienė ir Justas Žulkus nusišalina nuo 6 ir 8 klausimų. Taip ar ne? Prašau balsuoti, kas už tai, kad tuos tarybos narius nušalinti nuo šių klausimų. Taip, matau, čia reikia skaičiuoti, ar ne? Tai balsų dauguma, matau, yra, tai tarybos nariai yra nušalinti. Dabar Renaldas Seibutis nuo 33 klausimo. Prašau, kas už tai balsuokime. Matau, dauguma yra. Dar vienas tarybos narys, priminkit kas. Taip, Dominikas Jurevičius nuo 18 klausimo, ar ne? Prašau, balsuojam, kolegos. Matau, balsų dauguma yra, tarybos narys yra nušalintas. Dėkoju. Taigi, kolegos, pradedam klausimų svarstymą. Pirmas šios dienotvarkės klausimas yra dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 dienos sprendimų numeris T268 dėl Palangos sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja gerbiama vedėja Laima Valužienė. Prašau. Labadiena. Teikiamas tarybos sprendimas yra susijęs su Palangos sanatorinės mokyklos nuostatų koregavimu. Gerbiami tarybos nariai, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Klausimas svarstė komitetas, tai yra Švietimo, kultūros ir sporto komitetas, yra pritaręs vienbalsiai. Todėl dabar reikėtų užsiregistruoti ir balsuoti šį tarybos sprendimą. Užsiregistravo 19 tarybos narių. Dabar prašom balsuokite. Kas už tai, kad patvirtinti šį tarybos sprendimą? Matau, vienbalsiai yra patvirtintas šis tarybos sprendimas. Dėkoju. Sekantis klausimas. Dėl Palangos miesto švietimo pagalbos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja gerbiama Laima. Taip, teikiami tarybai tvirtinti naujos redakcijos Palangos švietimo pagalbos tarnybos nuostatai. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šios klausimus svarstė komitetai. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra vienbalsiai pritaręs. Taip pat ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritaręs šiam tarybos sprendimui. Dabar reikėtų užsiregistruoti. Registruojasi 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Bendru sutarimu vienbalsiai yra pritarta šiam tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vidaus struktūros tvirtinimo. Pranešėja gerbiama Laima, prašau. Teikiamas tarybai tvirtinti Palangos švietimo pagalbos tarnybos vidaus struktūros projektas. Prašom pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra vienbalsiai pritarę šiam tarybos sprendimui.
taip pat ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritaręs tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti pirmiausia. Registravosi 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, vienbalsiai pritarta tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 dienos sprendimo numeris T276 dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja gerbiama Laima Valužienė, prašau. Taip, tai pasikeitus teisės aktam, ministrui patvirtinus naujos redakcijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašą yra atitinkamai koreguojamas savivaldybės tvarkos aprašas ir prašome pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šios klausimus svarstė komitetai, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra vienbalsiai pritaręs, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra vienbalsiai pritaręs. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti. Registravosi 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, galima bendru sutarimu, tai yra vienbalsiai pritarta sprendimo projektui. 19 tarybos narių. Taip, sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 dienos sprendimo numeris T245 dėl Palangos miesto savivaldybės mokinių skatinimo už mokymosi pasiekimus tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau. Teikiamas tarybai tvarkos aprašo pakeitimas, kiek tai susijęs su mokinių, kurie laimi olimpiadose ir konkursuose skatinimu. Ačiū, gerbimi kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šiuos klausimus svarstė ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritarta, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra vienbalsiai pritarę šiam tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti. Registravosi 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, galima bendru sutarimu. 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metams patvirtinimo. Pranešėja gerbiama Laima. Tai įgyvendinant teisės aktų nuostatas iki gegužės 1 dienos taryba privalo nustatyti klasių komplektų skaičių ugdymo įstaigoms, o iki rugsėjo 1 juos patikslinti. Tai teikiamas tarybos sprendimas tikslinant klasių komplektų skaičių mokyklos. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė tarybos sprendimui, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra pritaręs tarybos sprendimui. Todėl prašau užsiregistruoti, dabar reikia suskaičiuoti, kiek šiuo metu yra 16 tarybos narių, nes kiti yra nusišalinę. Taigi dabar ar galima bendru sutarimu, kiek esame salėje, balsuoti už šį tarybos sprendimą? Tai bendru sutarimu 16 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos sporto centro grupių ir mokinių skaičiaus 2023-2024 mokslo metams patvirtinimo. Tai siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus teikiama tarybai tvirtinti sporto centro grupių ir grupės esančių vaikų skaičių. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas taip pat yra vienbalsiai pritarę šiam tarybos sprendimui. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti. Kiek? Šiuo metu yra 18 tarybos narių, ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, vienbalsiai pritarta šiam tarybos sprendimui, 18 tarybos narių balsavo už jį. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 dienos sprendimo numeris T212 dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo pakeitimo. Prašau. Teikiam tarybai pakoreguotus normatyvus ir prašom pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šį klausimą svarstė komitetai, ekonomikos ir finansų yra pritaręs, taip pat Švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra pritaręs. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti pirmiausia. Šiuo metu posėdžių salėje yra 16 tarybos narių, kiti yra nusišalinę ir palikę salę. Taigi dabar reikėtų, ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui.
Taip, vienbalsiai 16 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 dienos sprendimo numeris T2 168 dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu sąrašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Pranešėja gerbiama Laima. Šiuo tarybos sprendimu yra naikinamos pareigybės nustatytos savivaldybėje ir bus taikomas tiesiogiai ministro įsakymas. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta, švietimo, kultūros ir sporto komitetas taip pat yra vienbalsiai pritarę šiam tarybos sprendimui. Todėl, kolegos, reikėtų dabar užsiregistruoti. Šiuo metu yra 19 tarybos narių salėje ir dabar reikėtų balsuoti. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 19 tarybos narių pritarė šiam tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 dienos sprendimo numeris T2 77 dėl mokesčių už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės iki mokyklinio ugdymo mokyklose pakeitimo. Pranešėja gerbiama Laima. Teikiamas tarybos sprendimai projektas, kurio siekiama pakoreguoti įkainius maitinimo vaikų darželiuose. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra šios klausimus svarstę komitetai, taigi ekonomikos, švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra vienbalsiai pritaręs, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra vienbalsiai pritaręs. Dabar reikėtų užsiregistruoti, kiek šiuo metu yra salėje tarybos narių. Tai sekretorė sako, kad 19, dabar reikėtų, ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendru sutarimu 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkojame. 10 klausimas dėl Palangos sveikatos centro, 11, atsiprašau, dėl Palangos sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu. Labą dieną, gerbėmėjai tarybos nariai, prašome jūsų pritarimo inicijuoti Palangos sveikatos centro funkcinio bendradarbiavimo būdu. Jūsų klausimai, kolegos? Gal ir veikia? Ne, neveikia turbūt. Tai yra sveikatos ministerijos pavesta ir sveikatos centro privalumai, tai yra pacientui nauda, palengvinamas kelias gauti sveikatos pagal tvarkos aprašą teikiamą paslaugą. Paprašiau, nereikia blaškytis per kelias įstaigas ir tiesiog bus mokami didesni teritorinių ligonių kasų įkainiai ir taip pat bus galimybė dalyvauti ES investicinių lėšų numatytose projektuose sveikatos centrų infrastruktūrai modernizuoti. Nuostolių tikrai finansinių nebus patiriama. Ačiū. Žmogaus, taip, ir bus. Taip, pacientui tai tikrai bus nauda, nes jam tikrai bus viskas vienoje vietoje, visos paslaugos prieinamos, nereikės blaškytis per kelias įstaigas ir ieškoti sveikatos priežiūros paslaugų trūkstamų. Ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Gerbiamas Tomas. Pranešėja, o bus kažkokių pasikeitimų dėl jūrininkų filialo? Nes pagal tą tvarką savivaldybė turi kreiptis į artimiausią savivaldybę, jeigu neturi tam tikrų... Šiuo metu yra dar sprendžiamas klausimas, ar mes... Jūrininkai ministerijos pavaldumui priklauso, tai tiesiog bus derinamas tas procesas, jeigu nepavyktų su Kretinga, ar, sakykime, ten galima ir su jūrininkais, bet su ministerijos pritarimu. Gerai, ačiū. Gerbiama Elena, prašau. Dar turėčiau vieną klausimą. Jūs tik paminėjot, kad bus gyventojai patogiau, todėl kad viskas bus vienoje vietoje. Taip. Bet funkcinis paskirstymas, tai kaip bus viskas vienoje vietoje? Tiesiog, kai pacientai... Funkcijos, tai bus tos... Atskiri juridiniai asmenys, taip. Turės būti nukreipiamas dar. Žmogus kreipsis... Tai nebus to tokio kaip tikslingo.
Tiesiog juridiniu atžvilgiu, tai visos įstaigos bus savo vietoje, nebus tokio struktūrinio sujungimo. Bet paciento atžvilgiu, kai jisai kreipsis, bus tas žmogus, kuris nukreips į atitinkamas paslaugas būtent iš tų įstaigų, kurios dalyvaus tam centro sukūrime. Tai tiesiog jam nereikės per visas įstaigas blaškytis, tas specialistas nukreips, kur reikia. Ne, tiesiog pacientui yra sunkiau gauti trūkstamas paslaugas. Po vieną, žiūrėkit, po vieną. Žiūrėkit, kolegos, po vieną, aiškumas. Taip. Klausom klausimai, žiūrėkit. Aš taip paprastai pasakysiu. Jeigu mes nepritarėm šitai reformai, jokių lėšų poliklinikos rekonstrukcijai mes negausime. Tai čia yra tame esmė. Buvo ministrai, buvo visi suvažiavę, kalbėjom apie tai, esame įtraukti į šitą, jeigu einam su pertvarka, einam, jeigu neinam, ta prasme, neinam. Tai čia tikroji tas ir taip. Nes nereikia nieko slėpti, ta prasme. Gerai, kolegos, ar dar būtų klausimų? Prašau, gerbiamas Dariau. Tiesiog savivaldybės taryba sprendžia. Bet kiek šiuo metu žinoma, visos savivaldybės dalyvauja sveikatos centro inicijavime. Ačiū. Gerai, ar ministerija tai. Klausimų gerbiamas Eugenijau, prašau. Ačiū, dar aišku, kad paaiškinau pačią situaciją ir viskas gerai, nes pranešėjai kuo toliau įsisukti terapijos patys kažkaip keista. Tai kokių paslaugų nesuteikia mūsų gydymo įstaigas? Bus daugiau suteikiama paslaugų, kokių nesuteikia? Trūkstamos, kurios antrinio lygio, pavyzdžiui, yra specializuotos paslaugos, tai vat, kardiologo, neurologo konsultacijos, tai yra antrinis lygmo, mes turim pirminį lygmenį, tai tiesiog pacientui bus užtikrinamos gydytojų specialistų paslaugos. Jūs norite pasakyti, kad dabar bus kardiologas, sėdės kažkokia tai poliklinika ir gydymo įstaiga? Ne. Tiesiog bus bendra sistema ir bus suteikiama gydytojo specialisto konsultacija. Tarkim, jeigu ten neurologo, kardiologo, okulisto paslauga, ką pirminis lygmuo negali suteikti šiuo metu. Gerai, ačiū. Ar dar yra klausimų, kolegos? Ačiū. Jūsų pasiūlymai pasisakymai šio klausimu? Nėra šios klausimus svarstę komitetai, turizmo, sveikatos ir socialinės saugos komitetas pritarė vienbalsiai, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat pritarė vienbalsiai šiam tarybos sprendimui. Dabar reikėtų kolegos užsiregistruoti. 19 tarybos narių dalyvauja posėdėje. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Eimutė, nematau. Gerai, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis. Taip, prašau. Pasirodys. Vieną kartą buvo pasirodęs kadencijos pradžioje, dabar nebesirodo. Po sanatorijų perversmo. Gerai. Taip. Važiavau į Klaipėdą iš ryto ir visą valandą vyko diskusija būtent šituo klausimu su prezidento patarėja. Ir ten ant tiek neaišku klausimų, bet aš galvoju, Visiems čia daug. Aš manau, jeigu bus neiškumas, taryba bet kada gali susirinkti ir matysim, jeigu čia nėra jokios, ta prasme, čia bus nesąmonė, pinigų neskiria, galim panaikinti sprendimą. Ir viskas, susirinkam ir panaikinam. Tai va. Tai apie ką kalba? Tai va. Gerai. Gerai, liuks. Sekantis klausimas dėl maitinimo organizavimo Palangos miesto savivaldybės iki mokyklinio ugdymo mokyklose. Prašau. Taip, siūloma pritarti šiam tarybos sprendimo projektui. Ir laukiame jūsų patvirtinimo. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Taip, gerbiama Elena Kuznecova. Po vieną, Tomai, gerai.
pareiga, privalomąją rekomendaciją. Privaloma. Privaloma. Nes privaloma, nes aš atsiprašau. Labai noriu paklausti, tai kas dabar pas mus yra blogai? Tie darželiuose, kaip sakė dietistai, jie panaikinti, tie žmonės bus atleisti iš darbo? Pagal Pasakykit, jie bus atleisti iš darbo? tai bus atleisti iš darbo. Dėl to ir anksčiau mes priimam šį sprendimą, kad būtų pereinamasis laikotarpis, nes nuo sausio 1 ir dietistas negali dirbti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pagal Kompetencija su šito sprendimu dingsta, jis jau nebeturėtų kaip kompetencijos ir dirbti. Jisai galės dalyvauti konkurse, pavyzdžiui, į mitybos specialistą, maisto technologas. O visi kiti bus visuomenės sveikatos specialistai, vykdantis sveikatos priežiūrą ir su maitinimu būtent. Kas žino plačiau, gal paaiškinti tarybai. Gerbiama direktorė, palauk, direktorė paaiškins tiksliai, nes matau, kad čia nelabai aiškumas yra. Prašau, paaiškinti. Dabartiniu metu darželiuose buvo pagal vaikų skaičių ten nuo 0,25 iki 0,5 etato dietistas. Kadangi dietistas privalo būti kiekvieną rytą kiekviename darželyje. Tai viena bėda yra, kad kadangi vienas dietistas dirbdavo, pavyzdžiui, dviejose įstaigose, vienu metu negali būti, toliau negali būti ir tokia specializacija dietistų. Pagal higienos normą. Higienos normą. Pagal higienos normą. Todėl dabar Mes jos naikiname. ir auditas, kad turim viską perduoti į visuomenės sveikatos biurą, įsteigti vieną vadybininkų maitinimo specialistą ir 5 etatai, 5. dietistų vadinamų maitinimo specialistų, kurie dirbtų kiekvienam darželiui. Visuomenės sveikatos specialistai. Tai aš turėčiau direktorė dar klausimų iš to paties, kaip jūs pasakėt, kad šitie dietistai dabar negali tuos būti vienu metu vienoje vietoje, bet vienas tas centre, šitam, vienas jisai galės būti visuose keturiuose. Koordinuos viską. Perspektyvinį valgiaraštį, pritaikytą maitinimą ruoš. Ir bus specialistai. O dabar vienas dviejose negali. O čia yra, dar kartą, čia yra kieno? Čia vyriausybės nutarimas, įstatymas, kas čia yra? Įstatyme yra numatyta, kad visuomenės sveikatos specialistas privalo atlikti maitinimo organizavimo atitikti vertinti, o dabar šiuo metu netlieka ir mes turim laikytis teisės aktų. Jo neturim ir jis neatlieka, tai jis ir dabar turės būti. Tai va, dabar mes papildome etatus, kad būtų žmogus vietoje, nes šiuo metu nėra vietoje. Gerai, ačiū, matau dar. Taip. Tik mes... Gerai, prašau, Eglutė. Tai dietistas bus tik vienas. Mitybos specialistas. Kaip vadybininkas. Biure. 5 etatai bus... Mokyklose dietistai nėra privalomi, nes ten nėra pritaikyto maitinimo, ten yra jau patys mokiniai atsirenka ir nėra privaloma pagal teisės aktus. Tik iki mokyklinio ugdymo įstaigose dietistai privalomi. Gerai, prašau, Eglutė, jūsų klausimas. Čia vieną klausimą. Iš tikrųjų, pagal visą šitą išeitų, kad šitai vyktų kaip reorganizacija, kadangi vieni žmonės. Centralizuojam. Žiūrėkit, toks dalykas. Ar nebuvo galima numatyti sprendimo projekte, kad tos žmonės apsaugoti, kurie bedirba, ar ne? Kad jie galėtų persivesti, pavyzdžiui, į jūsų įstaigą ir nebūtų nereikalinga konkursas, nesukeltų bereikalingų socialinių ir žmonėms geresnių problemų. Aš nežinau, toks mano pamąstymas, kada vien tos žmonės, kurie šiandien dirba tenai. Vieno žmogaus reikia visuomenės sveikatos. Ne. Jie nepavaldus netgi. Visuomenės sveikatos specialistų bus 5. 275. Ne, bus žmonės tie patys, kur, va, tarkim, ir papildomai dar priimsime, nes dabar su mažu etatu jie dirba, kaip ir sakiau, 4 valandas per savaitę, va, visuomenės sveikatos specialistai, tai jiem padidinsim etatą, kad jie būtų vietoje, darbo vietoje. Aha.
tai galės dalyvauti konkurse vat, į mitybos specialistą. Ne, Alina, tai darželiuose pasiras visuomenės sveikatos specialistai, ne dietistai. Taip. Bus dietistas negali būti. Sveikatos specialistai, ne Ne, dietisto negali būti. Dietis... Visuomenės sveikatos išsilavinimas. Taip. Nu, konkursą vis tiek konkursai turėtų vis tiek dalyvauti, bet tiesiog bus atsižvelgta, biuras atsižvelgs į sakykime, kandidatai, kokie gali dalyvauti, tarkim. Gerai, kolegos, matot, yra įstatymai. Tai va, mes turim laikytis įstatymą. Įstatymai, ne mes čia dabar visi sukūrėm juos dabar, kokie yra, mes kokią išeitį turim. Gerai, jeigu nepatvirtina taryba dabar, tai, ką, nevykdom įstatymą. Taip, mes nusižengiam įstatymą. Tai aš nežinau, kaip iš tos situacijos čia dabar išeiti, čia ta situacija, jinai, manau, kad normali ta žmonių, kad čia prisikurtų masė ir iškart čia ateitų čia 100 į vietą, taip nebus. Nėra tų žmonių darbuotojų, tie patys dalyvautų, tie patys ir bus. Taip galvoju. Tiesiog padaugės žmonių ir šiandien. Tai va. Gerai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai, nes jau reglamentą viršijom visą. Taigi, ar yra gerbiama Lena, prašau. Labai norėčiau tave to klausimų, iš tikrųjų labai daug, kaip ir prieš tai buvę sveikatos teikimo, taip ir šitų įstaigų teikiamas sprendimas, sulaukęs yra daug diskusijų, mes daug diskutavom ir savo frakcijoje ir iš tikrųjų mes negavom to įtikinamų argumentų, kad tai tikrai šiai dienai yra būtina. Todėl, kad visiškai dar neaišku klausimas buvo, darželiuose taip, o mokyklose jau kitaip. Tai ar nebus taip, kad mes po pusės metų ateisim jau kitų sprendimų, mokyklose tą patį darydami. Tai mes visi galvom, kad tas klausimas turėtų būti labai gerai išdiskutuotas, priimti sprendimai atitinkamai darželiuose, įstaigose, kad tai irgi taip pat būtų žinoma. Ir todėl mūsų frakcija nusprendė šito klausimu priimant sprendimą susilaikyti. Galbūt ir reikalingi įstatymai viskas, bet kiekvienam dalykui turi būti pereinamieji. Be visų tokių, kaip ir jūs per komitetą, funkcijos. Taip, bet funkciją reikia organizuoti. Organizacija, geras darbo organizavimas visas funkcijas leidžia įgyvendinti. Tai mes manom, neprieštaujant įstatymų, galbūt gyvenimas pakoreguos ir parodys kitaip, bet mes reikia susilaikyti. Gerai, ačiū. Dabar norėtų leisti tarybai, dar norėtų, kadangi švietimo sistema liečia, Laima Valašienė norėtų įvesti aiškumo prieš balsuojant. Gerai? Prašau, Laima. Aš norėčiau truputėlį patikslinti. Dietisto pareigybė yra patvirtinta iš sveikatos ministro. Ir gali tokia dietisto pareigybė būti steigiama tik sveikatos licencijuotai įstaigai. Iš tiesų mes turėjom tuos vadinamus dietistus savo įstaigose, nes nebuvom perdavę funkcijos visuomenės sveikatos biurui. Ir visuomenės sveikatos biure bus steigiama ne dietisto, o mitybos specialisto pareigybė. Todėl, kad pagal teisės aktus realiai negali dietistai dirbti net visuomenės sveikatos centre nuo 24 metų. Negali, taip. O šituo tarybos sprendimui prieš tai, kur buvo normatyvai, mes iš tikrųjų naikinam dėl to, kad kalbėjome su įstaigom, matom tame prasme. Yra sujungiamos dvi pareigybės - dietisto ir visuomenės sveikatos specialisto, kuris dirba švietimo įstaigoje. Nes visuomenės sveikatos specialisto pareigybė yra patvirtinta sveikatos ministro įstatymu ir numato daugybę funkcijų, tame tarpe į maitinimo priežiūrą įstaigoje. Tai perspektyviniai valgiaraščiai, dienos valgiaraščiai bus daromi ir rengiami visuomenės sveikatos biure. Ir visuomenės sveikatos biuro specialistas, maitinimo organizavimo specialistas, kontaktuodamas su įstaigose esančiais visuomenės sveikatos specialistais, kurių etato normą šiek tiek didina, nes nepakanka to, ką skiria sveikatos ministerija, dirbs žmonės atsakingi ir už visuomenės sveikatą, ir už vaikų maitinimą. Na, tokia praktika jau yra ir kitose savivaldybėse, ji veikia. Vienintelė galbūt problema ir iššūkis, su kuriuo susidursim įstaigos, iš tikrųjų labai reikėtų maitinimo pačios valgiaraščio sistemos, kad būtų tiesiog žmonėm kontaktuoti tarpusavyje patogiau ir labai tikimės, kad vis tik galbūt taryba skirs tą dalį lėšų, kad galėtume nupirkti tokią sistemą biurui ir kad vis tik būtų paprašyti. Gerai, tai siūlote balsuoti, ne? Siūlote pritarti sprendimui. Aš siūlau pritarti, nes iš
vis tiek Mes negalim Kitaip negalim, jo. teisės aktų, Negalim. švietistas kaip pareigybė nebegali. negali būti iš vis tokios. Aš tada dar papildomai klausimą, kadangi atsakė į mano pasisakymą. Tai jie dabar atsakykit, jūs sakėt, sveikatos ministro įsakymą dietistai yra patvirtinti Taip. pareigybė. Jie yra naikinami ministro įsakymą. Ministro įsakymo ne, bet yra aiškiai apribojama, kad dietistas gali būti tik licencijuotas sveikatos įstaigoje. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, te gali dirbti. Tai kodėl ministras šiuo atveju nenaikina savo įstatymą įdomu? O verčia tarybos tą įsilaužti ant Jie šis, poliklinikoje jie gali dirbti tik tais. Gerai, kolegos, vėlgi sprendimas yra reikalingas, jeigu pasirodys, kad jisai neefektyvus, vėlgi gali taryba susirinkti ir panaikinti. Ta prasme, dabar tikrai, manau, juo labiau, kad kitur praktika yra tokia, tai nestabdykime mūsų čia įstaigų. Gerai, kolegos, komitetai dabar. Komitetai, turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė vienbalsiai, švietimo kultūros komitetas sporto pritarė vienbalsiai, ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti dabar pirmiausia. Yra 19 tarybos narių ir balsuoti. Kas už tai? Ar galima bendru sutarimu, ar bus prieštaraujančių? Bet dabar išaiškinu. Ar galima bendru sutarimu? Taip, bendru sutarimu 19 tarybos narių balsavo už tarybos sprendimą. Dėkoju. Nu tai va. Gerai, kas? Yra mokyklose, yra. Yra. Yra, bet nėra. Tai Gerai, kolegos, išgirdom, ta prasme, reikia padiskutuoti, turbūt švietimo komitete padiskutuokit, gerbiama pirmininkė, dėl šito ar yra ar nėra. Gerai, pasižiūrėkit, kaip ten yra. Gerai, 13 klausimas. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 dienos sprendimo T295 dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo pakeitimo. Prašau. Taip, siūloma pritarti šiam sprendimo projektui, nustatyti didžiausią darbuotojų leistiną pareigybių skaičių 15 ir taip pat atnaujinti organizacinę struktūrą sveikatos biuro. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Turizmo sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas vienbalsiai pritarė, švietimo kultūros ir sporto komitetas vienbalsiai pritarė, ekonomikos ir finansų komitetas vienbalsiai pritarė. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti. Šiuo metu yra 18 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendru sutarimu pritarta šiam tarybos sprendimui. 18 tarybos narių balsavo už. Sekantis klausimas. Dėl pritarimo dalyvauti projekte perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Pranešėja gerbiama Irena, prašau. Labadiena. Sprendimo projektas parengtas siekiant plėtoti bendruomeninės paslaugas asmenims su negale Palangos miesto savivaldybėje. Prašom pritarti parengtam projektui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį sprendimą svarstė turizmo sveikatos ir sprendimo projektą svarstė turizmo sveikatos socialinės apsaugos komitetas. Jam yra pritarta su pasiūlymu ir ekonomikos ir finansų komitetas yra pritarę šiam tarybos sprendimui. Todėl teikiu, gerbiami tarybos nariai, balsavimui pasiūlymą, kurį pasiūlė turizmo sveikatos socialinės apsaugos komitetas. Šiuo metu yra 18 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti pasiūlymui komiteto? Taip, bendru sutarimu yra pritarta komiteto pasiūlymui, tai dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą. Šiuo metu yra 18 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendru sutarimu 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl vidutinės kieto kuro kainos kompensacijos skaičiuoti nustatymo. Pranešėja gerbiama Irena. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į pasikeitusias kieto kuro kainos, kurios bus naudojamas kompensacijoms skaičiuoti. Prašom pritarti sprendimui. Dėkoju, jūsų klausimai, kolegos. Prašau. Yra
Apie gal kokius kelis šimtus yra. Visi nežino, ne visi prašo tos kompensacijos, žinot, ta prasme. Bet, yra kažkiek, bet jau mažėja. Gerai, ar dar būtų klausimų, kolegos? Nėra. Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra. Šį klausimą svarstė komitetai. Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė tarybos sprendimui, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat pritarė šiam tarybos sprendimui. Šiuo metu salėje yra 18 tarybos narių, ar galima bendrų sutarimų pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko paskirimo. Pranešėjas Petras Kaminskas, prašau. Iki šio tarybos sprendimo etikos komisijos pirmininko yra skiriamas tarybos narys Eimutis Židanavičius. Jūsų klausimai, kolegos? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra. Šį klausimą svarstė turizmo, sveikatos, socialinės apsaugos komitetas, taip yra pritarta. Statybos ir miestų ūkio komitetas sprendimo nepriėmė, ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritarta. Ir švietimo, kultūros ir sporto komitetas yra pritarta sprendimo projektui, todėl siūlyčiau užsiregistruoti. 18. Šiuo metu yra 18 tarybos narių, taigi kas už tai, prašau, balsuojame. Ar bendrų sutarimų, ar vardinių balsavimų? Tai vardinių balsavimų tada gerbiamas Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, taip, Dominykas Jurevičius, Darius Kubilius, gerbiamas Sondra Kulikauskinė, Elena Kuznecova, Arvydas Martinkėnas, Martina Miklovienė, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Renaldas Eibutis, Eugenijus Simutis, gerbiamas Nerijus Stasiulis, Ingrida Valaitinė, Dainius Žilvys, Eimutis Židanavičiaus nėra, taip, Tomas Žulkus, Justas Žulkus. Taip, kolegos, šiuo metu 18 buvo iš viso tarybos narių, 4 yra susilaikę ir už 14 sprendimui yra pritarta. Dėkoju. Taip, sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskirimo. Prašau, Petras Kaminskas. Etikos komisijos pirmininko pavaduotoja yra skiriama Ilona Pociuvienė. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas, jam yra pritarta. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė. Toliau statybos ir miestų komitetas pritarė, švietimo kultūros komitetas pritarė. Ar galima bendrų sutarimų pritarti šiam tarybos sprendimui? 18 tarybos narių dalyvauja, vienbalsiai pritarta šiam tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko paskirimo. Pranešėjas Petras Kaminskas. Antikorupcijos komisijos pirmininku yra skiriamas Dominykas Jurevičius. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Štatymo tai susirinko komisija ir pasiūlė kandidatūras. Kaip reikalauja įstatymas. Gerai, kolegos, jūsų klausimai, vienas buvo, nebėra. Jūsų pasiūlymai, pasisakymai, nėra. Turizmo, sveikatos, socialinės apsaugos komitetas pritarė šiam tarybos sprendimui, statybos miesto komitetas pritarė šiam tarybos sprendimui, ekonomikos ir finansų komitetas pritarė, švietimo kultūros komitetas pritarė. Šiuo metu yra kiek? 18 tarybos narių. Ar galima bendrų sutarimų, ar vardinių balsavimų? Tai vardinis balsavimas. Andrius Bajoras, gerbiamas Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, Dominykas Jurevičius, nėra, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskinė, Elena Kuznecova, Arvydas Martinkėnas, Martina Miklovienė, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Reinaldas Eibutis, Eugenijus Simutis, Nerijus Stasiulis, Ingrida Valaitinė, Dainius Žilvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus ir Justas Žulkus. Taigi dalyvavo 18 tarybos narių, 3 yra susilaikę ir 15 pritarė tarybos sprendimui, todėl šis tarybos sprendimas yra patvirtintas. Dėkoju.
Taip, sekantis klausimas. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo paskirimo pranešėjas Petras Kaminskas. Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju yra skiriamas Arvydas Martinkėnas. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šios klausimus svarstė komitetai, taigi Turizmo sveikatos ir socialinės saugos komitetas pritarė tarybos sprendimui, ekonomikos finansų komitetas taip pat pritarė tarybos sprendimui, statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė tarybos sprendimui, švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė tarybos sprendimui. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Jūs susilaikysite. Eugenijau, jūs pritarėte? Eugenijau, pritarėte jūs? Tai 18 tarybos narių balsavo už, vienas kandidatas susilaikė. Tai sprendimas yra priimtas. Arvydas Martinkėnas suraikė. Sekantis klausimas. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. Liepos 9 dienos sprendimo numeris T209 dėl seniūnaitijų steigimo pripažinimo netekusių galios. Pranešėjas Petras Kaminskas. Šiuo sprendimu yra pripažįstamas 2010 m. Liepos 9 dienos sprendimas T209 dėl seniūnaitijų steigimo. Dėkoju, kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritaręs. Siūlyčiau užsiregistruoti. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Dėkoju, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. 21 klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas Petras Kaminskas. Šiuo sprendimu yra tvirtinamas seniūnaičių rinkimų tvarkos sąrašas atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymų pasikeitimus. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra, šį klausimą svarstė statybos ir miesto ūkio komitetas, jam buvo vienbalsiai pritarta, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra vienbalsiai pritaręs. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 19 tarybos narių pritarė šiam tarybos sprendimui. 22 klausimas. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos balandžio 26 dienos sprendimo T297 dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komiteto sudarimo pakeitimo. Pranešėja Elena Kuznecova. Gerbiami kolegos, teikiamas tarybos sprendimo projektas dėl ekonomikos komiteto sudėties pakeitimo. Mūsų frakcija siūlo į ekonomikos komitetą įtraukti Eimutį Židanavičių. Vietoje Arvydo Martinkėno, Arvydas Martinkėnas liktų švietimo, kultūros ir sporto komitete. Prašome balsuoti. Taip, kalbėjom. Gerai, kolegos, jūsų klausimai. Yra, jisai gautas. Ir žodinė yra, viskas aptarta. Gerai, ačiū. Ar būtų pasiūlymų ir pasisakymų? Jeigu prieš galėtų pasakyti, kolegos. Gerai, nėra. Taigi, Turizmo sveikatos ir socialinės saugos komitetas sprendimo nepriėmė, švietimo, kultūros ir sporto pritarė tarybos sprendimui, ekonomikos finansų pritarė su pasiūlymu. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu ten yra išdėstyta turbūt padaryta klaida. Ir statybos ir miesto komitetas yra nepriimtas sprendimas. Dabar reikėtų kolegos balsuoti už ekonomikos ir finansų komitetą, pataisyti tą ten klaidą įsivėlusią. Šiuo metu salėje yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti tos klaidos pataisimui? Tai bendru sutarimu 19 tarybos narių pritarta tarybos sprendimui. Dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą. Taigi, kaip suprantu, vardinis balsavimas. Balsuojame. Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Gediminas Gečas, Dominikas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė, Elena Kuznecova, Arvydas Martinkėnas, Martina Miklovienė, Ilona Pocivienė, Paulius Rojus, gerbiamas Rinaldas Eibutis, Eugenijus Simutis. Nesibrangink, Augi, nesibrangink. Susilaikė, gerai. Nerijus Stasiulis. Gerbiama Ingrida Valaitinė, Dainius Želvys, Eimutis Židanavičius, Julius Tomas Žulkus ir Justas Žulkus. Taigi, kolega, 19 dalyvavo šio klausimo svarstyme tarybos narių, 3 susilaikė ir 16 pritarė šiam tarybos sprendimui. Dėkoju.
Sekantis klausimas 23 dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos balandžio 26 dienos sprendimo numeris T297 dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos komiteto sudarimo pakeitimo pranešėjas Eugenijus Simutis. Su visais jūs sveikinimas, laba diena. Pristatau klausimą dėl panašus kaip Elenos, tik mūsų klausimas siūlomas papildyti, o nesukeisti tarybos narius. Dėl to manau, kad kolegos drąsiai gali jam pritarti. Tai būtų iš 6 tarybos narių sudaryta komisija, kur netgi proporcijos daugumos mažumos praktiškai būtų išlaikomas. Todėl siūlau kolegos pritarti, kad neteksim švietimo komitete įmučio nieko tokio, nes tai praeitą kartą čia norėjo uždaryti jau pradinę mokyklą, tai kaip ir skaičiuoja ekonomiškai. Į ekonomikos komitetą, žmogus viską ekonomiškai čia, mes švietimiečiai daugiau apie švietimą, tai todėl mes kaip ir ne prieš, kad jis mus palieka, mes džiaugiamės, kad perims į Tomas, džiaugsis labai turbūt. O siūlau pritarti kolegos mūsų paruoštam sprendimo projektui ir Martyną Miklovienę įtraukti į ekonomikos komiteto. Gerai, kolegos, jūsų klausimai pranešėjų. Prašau. Nėra, jūsų pasiūlymai pasisakymai. Nėra. Ačiū, Eugenijau. Turizmo sveikatos socialinės apsaugos komitetas sprendimo nepriėmė, švietimo kultūros ir sporto komitetas pritarė, ekonomikos ir finansų sprendimo nepriėmė, susilaikė visi, statybos ir miesto ūkių komitetas pritarė. Taigi, kolegos, šiuo metu dalyvauja salėje 19 tarybos narių, matau bendro sutarimo nebus, todėl vardinių balsavimų. Andras Bajoras. Sulaikė, Arvydas Dočkus. Sulaiko, Gediminas Gečas. Taip, Dominikas Jurevičius. Darius Kubilius. Sondra Kulikauskinė. Elena Kuznecova. Arvydas Martinkėnas. Martyna Miklovienė. Ilona Pociuvienė. Paulius Rojus. Renaldas Eibutis. Eugenijus Simutis. Nerijus Stasiulis. Ingrida Valaitinė. Gerai. Tai Dainius Žilvys. Eimutis Židanavičius. Julius Tomas Žulkus. Ir Justas Žulkus. Taigi, kolegos, 19 buvo salėje. Taip, susilaikė 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 susilaikė. 2 balsavo prieš. Ir 4 balsavo už. Sprendimas yra nepriimtas ir tiek. Galioja prieš tai priimtas sprendimas. Kas? Jis nepriimtas. Petrai, kaip yra? Nepritarta. Pagal reglamentų. Nepritarta vadinasi. Gerai, kolegos, nepritarta sprendimui, nepriimtas sprendimas, tai ir nebenešim nieko. Įsiaiškinsiu juristai, reikia nešti, nebereikia. Gerai? Gerai, kolegos, 24 klausimas. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusių galios. Kostai trumpai. Labą rytą. Šio sprendimo projektu siūloma pripažinti netekusiais galios projekte nurodytus sprendimus. Ačiū. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai, statybos ir miesto ūkio komitetas taip pat pritarė vienbalsiai. Dabar reikėtų užsiregistruoti, kiek tarybos narių dalyvauja posėdėje. 19 tarybos narių dalyvauja posėdėje. Ar galime bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? 19 tarybos narių vienbalsiai balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Dabar, kolegos, reikėtų padaryti 20 minučių pertrauką. Aš turiu paskelbti tarę šitą sprendimo projektą ir prieisim prie kitų. 20 minučių, parūkykit, pakvėpuokit grynu oru. Gerai. Gerai, kolegos, taip, šiuo metu yra 19 tarybos narių. Taip, kvorumas yra. Taigi, kolegos, pradedame svarstyti 25 šios dienos dienotvarkės klausimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise biudžetiniai įstaigai Palangos investicijų valdymas. Prašau. Pristatau sprendimo projektą, prašau jam pritarti. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai.
Nėra. Šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta. Statybos ir miesto ūkio komitetas yra vienbalsiai pritarę šiam tarybos sprendimui. Šiuo metu salėje yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendru sutarimu 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl biudžetinės įstaigos Palangos investicijų valdymas teikimo atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Prašau. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos. Prašau, Eugenijau. Žiūrėkit, gerbiamas Eugenijau, aš atsakysiu klausimą. Mes nekeičiam jokių, tarybos sprendimas yra tik pakartojimas, viskas lieka kaip ir ankstesniam tarybos sprendime dėl mums žinomų visų priežasčių, o dėl visų kitų dalykų, dėl renginių, kiek suorganizavo, tikrai prašyčiau po posėdžio ir kada kreiptis į investicijų valdymo vadovais, duos tiksliai išklotinę, kur išleido, ką padarė, kokie renginiai, kiek renginių buvo suorganizuota, nes Kostas tikrai tokių klausimų nežino. Tai bet Eugenijus visada turi teisę pasiklausti. Galima Eugenijų pasiklausti, aš manau, jūs tą ir padarysit. Gerai? Taip, prašau. Jūs kalystat. Čia yra atlygintinų paslaugų kainos, kur pagal programas eina nekainuoja. Gerai, tai jūsų pasiūlymas, kada bus pasiūlymai, aš jau jūs užeiti žodį. Gerai, viskas tinka. Tvarkoj, gerbiami kolegos, ar dar būtų klausimų? Jūsų pasiūlymai pasisakymai, Eugenijau, jūsų pasiūlymas rašyti žodį. Administracijos, kai vyksta klausimai susiję su bendrovėmis, prašome, kad privalomai dalyvautų direktorius posėdžių salėje, o ne žiūrėtų nuotolį. Gerai, Dainiau, prašau.
dabar ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai tarybos sprendimui, statybos ir miesto ūkio komitetas taip pat pritarė vienbalsiai šiam tarybos sprendimui. Dabar šiuo metu dalyvauja 19 tarybos narių salėje. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendru sutarimu 19 tarybos narių pritarė šiam tarybos sprendimui. Dėkoju, kolegos. Dabar dėl valstybės nekilnojamo turto priėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn pranešėjas Kostas, prašau. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai nėra, taigi ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai, statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė vienbalsiai. Todėl siūlyčiau užsiregistruoti. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 19 tarybos narių pritarė šiam tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas, 28. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjas Kostas Jakubauskas, prašau. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė vienbalsiai, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat pritarė vienbalsiai. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima šį sprendimą patvirtinti bendru sutarimu? Bendru sutarimu 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 dienos sprendimo numeris T265 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Kostas. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, taip pat statybos ir miesto ūkio komitetas. Juose yra vienbalsiai pritarta šiam tarybos sprendimui. Šiuo metu jų salėje yra 19 tarybos narių. Ar galima pritarti bendru sutarimu? Taip, 19 tarybos narių pritarė šiam tarybos sprendimui. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl fizinių ir juridinių asmenų pageidaujančių skirti privačių tikslinių lėšų jų siūlomiems susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams tinklams Palangos miesto statyti ir rekonstruoti kapitališkai remontuoti paraiškų vertinimo bei susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis prioritetų nustatymo komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas Kostas. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jį pritarė su pasiūlymu, aš jį pagarsinsiu. Ir statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė vienbalsiai. Yra pasiūlymas, tai yra, visi jį matėte, koks yra pasiūlymas, taigi siūlyčiau užsiregistruoti ir balsuoti už šį pasiūlymą. Šiuo metu yra 19 tarybos narių, visi registruojasi. Gerbiami kolegos, ar galima bendru sutarimu pritarti pasiūlymui? Taip, vienbalsiai pritarta pasiūlymui. Dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu. Kas už tai, prašau, balsuojam. 19 tarybos narių balsuoja vienbalsiai. Ačiū. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 17 dienos sprendimo numeris T290 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo. Pranešėjas Kostas. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos. Jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė turizmo ir sveikatos socialinės apsaugos komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, matau. Dariau, ar jūs balsuojate? Prašau. 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 birželio 17 sprendimo numeris T2 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo. Čia jau šitas buvo, ar ne? Atsiprašau, 32 dabar klausimas dėl sutikimo priimti trumpalaikį materialų į turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Palangos Vlado Jurgučio progimnazijai. Prašau. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė komitetai Švietimo, kultūros ir sporto komitetas vienbalsiai yra pritaręs, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat yra vienbalsiai pritaręs, taip pat statybos ir miesto ūkio komitetas yra vienbalsiai pritaręs.
Dar žiūriu kitų. Taip, taigi šiuo metu yra 18 tarybos narių salėje. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą savivaldybės nuosavybės teise priklausančiame pastate esančiame Sporto gatvė 3 Palangoje. Pranešėjas Kostas. Prašau pritarti pateiktam sprendimo projektui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Švietimo kultūros ir sporto komitetas yra pritaręs tarybos sprendimui, taip pat ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritaręs tarybos sprendimui ir statybos ir miesto ūkio komitetas yra vienbalsiai pritaręs tarybos sprendimui. Šiuo metu yra 17 tarybos narių, ar galima bendru sutarimu pritarti tarybos sprendimui? Taip, ačiū, bendru sutarimu yra pritarta tarybos sprendimui. Dabar dėl sutikimo priimti skulptūrą Rytas prie jūros, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas Kostas. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta, švietimo kultūros ir sporto komitetas taip pat yra vienbalsiai pritarę. Šiuo metu salėje yra 18 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu patvirtinti šį tarybos sprendimą? Taip, 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Prašau pritarti teikiamam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos. Prašau, gerbiamas Eimutis. Šiaip tai aš suprantu jūsų klausimą, bet jisai nesusijęs su šito žmonių laidojimo įstatymu. Šitą temą galėsim padiskutuoti. Svarbu, kad Palangos kapinėse kuo daugiau užtektų vietų vietiniams gyventojams pirmiausia, nes yra problema. Dabar turim naujas kapines, jau mačiau vakar dalyvavau tai laidotuvėse, tai mačiau, kad jau pradėta laidoti naujose kapinėse. Tai gali būti 3-4 metai ir ieškosime vietų. O dėl to, ką jūs siūlote, tikrai yra novatoriškas ir geras sprendimas, reikia ieškoti teritorijos. Kaip žinia, šiuo metu visos žemės Palangoje yra privačios, savivaldybė kažkokių žemių išskirtinai neturi, tik tai jie prie priklausančių statinių, bet nuo sausio mėnesio, kada savivaldai pereis nacionalinės žemės tarnybos funkcijos ir pasibaigs žemės reforma valstybiniu mastu, mes galėsime galvoti apie įvairius projektus. Gerai? Ačiū labai. Gerbiami kolegos, ar būtų dar klausimų? Nėra. Jūsų pasisakymai, pasiūlymai, prašau. Prašau. Gerai, ačiū labai. Taigi, kolegos, komitetai svarstė šį klausimą, statybos ir miesto ūkio komitetas vienbalsiai pritarė tarybos sprendimui, šiuo metu salėje yra 18 tarybos narių, ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? 18 tarybos narių balsavo už tai, kad šiam tarybos sprendimui būtų pritarta. 36 dienotvarkės klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 metų Liepos 10 dienos sprendimo numeris T259 dėl želdynų ir želdyninių apsaugos tvarkymo taisyklių patvirtinimo pirmų punktų patvirtintų Palangos miesto želdynų, želdinių apsaugos taisyklių 9 punktų saugotinų paskelbtų želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo. Prašau, Vreda. Labą dieną, siūlome pritarti parengtiem želdinių atkuriamosios vertės įkainiams. Ačiū, gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra šį klausimą svarstė komitetai, taigi ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai, statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė vienbalsiai. Šiuo metu salėje yra 18 tarybos narių. Ar galime bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendru sutarimu 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą.
Sekantis klausimas dėl Šventosios jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Reda Kairienė, prašau. Siūlome pritarti Šventosios jūrų uosto naudojimo taisyklėms. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė komitetai. Statybos ir miestų ūkio komitetas vienbalsiai pritarė, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat vienbalsiai pritarė šiam tarybos sprendimui. Taigi šiuo metu yra 18 tarybos narių, jūs turbūt žymite, ko nėra, ar ne? Ar galima bendrų sutarimų pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, bendrų sutarimų 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Be abejo, galima, Tomai? Ne, čia yra vyriausybės. uosto naudojimo taisyklės. Bet čia yra pagal vyriausybės patvirtintą tvarką, ta prasme, ne? Taip, Pagal įstatymą, vyriausybės, jos pagal tokia įstatymą. taisyklės turi būti. Šventos. Vyriausybė patvirtino, jeigu pamenat, su įstatymu ir mes turim pagal įstatymą tas taisyklės turėti. Taip, dabar 38 klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto. Prašau. Teikiamas sprendimas dėl vyriausybės nutarimo projekto, tai siūlome jam pritarti. Jūsų klausimai, kolegos? Taip, prašau. Įstatymą. Įsigaliojus naujai redakcijai Šventosios jūrų uosto įstatymo atsiranda teisė Šventosios jūrų uosto direkcijai nuomoti Šventosios jūrų uosto žemę. Čia yra įstatymas, Sergejau Geniau. Toks pasikeitimas. Pasikeitė įstatymas Šventosios uosto. Ačiū. Gerbiami kolegos, ar būtų dar klausimų? Taip. Žemė neišnuomota. Turtas. Gerbiamas Eugenijau, ten yra išnuomotas turtas, aikštelės ir statiniai. Registruotas registras. Ne žemė. Taip. Gerai, ačiū. Ar dar būtų klausimų, kolegos? Jūsų pasiūlymai, pasisakymai? Nėra. Ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritaręs, statybos ir miestų komitetas yra vienbalsiai pritaręs. Todėl šiuo metu yra 19, Dainiau, dalyvausiu balsavime, 19 tarybos narių. Taigi, ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Kolegos, ar galima bendru sutarimu? Ar Eugenijaus nebėra? Palauk, Eugenijus yra. Tai 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Kas? Eugenijus sulaiko. Tai žiūrėkit, 18 tarybos narių balsuoja už šį tarybos sprendimą, vienas tarybos narys Eugenijus Simutis susilaiko. Gerai? Ačiū. Sprendimas yra priimtas. Dabar sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų konsoliduotojų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja gerbiama Aušra. Prašau patvirtinti 22 metų konsoliduotojų ataskaitų rinkinį. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta. Šiuo metu yra 19 tarybos narių, taip. Ar galima bendrų sutarimų pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 19 tarybos narių pritarė šiam tarybos sprendimui. 40 klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Prašau patvirtinti 22 metų biudžetinių įstaigų ataskaitų rinkinius. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Šį klausimą svarstė ekonomikos ir finansų komitetas, jam yra vienbalsiai pritarta. Šiuo metu yra 19 tarybos narių, ar galima bendrų sutarimų pritarti šiam tarybos sprendimui? Galima, prieštaraujančių nėra, susilaikiusių nėra, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl gyventojų pajamų mokesčio mokamų už pajamas gautas iš veiklos, kurią verčiami turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2024 metams. Prašau, pranešėjau. Prašau pritarti pateiktam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos? Prašau. Šiek tiek buvo neaišku, pavyzdžiui, buvo Taip. Tai visuose kitose grafose irgi euras, vyriausybės siūloma eurą, nes kažkaip labai keistai, kiek pas mus maksimalu, tai kiek ir vyriausybė maksimalu ir minimumas irgi toks pat. Nes labai keista, kad batų valymas buvo ten, jeigu buvo pasakyti 640 eurų, o taisymas pas mus 3 eurus.
Nu, batų taisymas 1 euras vien todėl, kad praktiškai Palangos miesto savivaldybėje turbūt yra 1 ar 2 batų taisytojai. Tai siekiant, kad išlaikyti tą paslaugą Palangoje ir nustatytas minimalus. Ar būtų dar klausimų, kolegos? Neaišku, ten buvo 3 grafos. Tai buvo valstybės siūloma. Ne, tai yra visoje Lietuvos Respublikoje, tam tikrose miestuose ir Palangos savivaldybėje. Tai jis gali visur, tai pas mus pirkdamas taip mokės eurą ir galės dirbti visoje Eugenijus Lietuvoje. klausia, ar visų... Nu, supratau. Gerai, ačiū. Gerbimi kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė šiam tarybos sprendimui. Taigi, kolegos, yra 19 tarybos narių sėdinčių salėje. Taigi, ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas. Dėl tarybos 2021 m. gruodžio 22 dienos sprendimo numeris T2-209 dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jo mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau pritarti pateiktam sprendimo projektui. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasisakymai, siūlymai nėra. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai, statybos ir miesto ūkio komitetas taip pat pritarė vienbalsiai. Šiuo metu salėje yra kiek? 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Eugenijau, balsuojate? Tai 18 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą ir 1 Eugenijus Simutis susilaikė. Ačiū, sprendimas yra priimtas. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 dienos sprendimo dėl Palangos miesto savivaldybės 23 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Prašau pritarti biudžeto tikslinimui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Ekonomikos ir finansų komitetas turi 1 pasiūlymą, čia daugiau yra klaidos padarytos, taigi ne 1, o 3 pasiūlymus ir jis yra pridėti tie pasiūlymai. Jūs visus juos matėte, taigi šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu patvirtinti ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymus? Galima. Taigi vienbalsiai pasiūlymai yra patvirtinti, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymai. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimo projektui su pasiūlymu? Taip, vienbalsiai pritarta šiam tarybos sprendimui. 44 dėl tarybos 2023 m. birželio 27 dienos sprendimo numeris T2-175 dėl ilgalaikės paskolos 2023 metam paėmimo papildymo. Prašau pritarti pateiktam sprendimo projektui. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Nėra. Taigi ekonomikos ir finansų komitetas yra vienbalsiai pritarę šiam tarybos sprendimui. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? Taip, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Norime tik informuoti, kad paskola beprocentinė iš finansų ministerijos jau yra gauta ir vyksta darbai, tai yra apšvietimo modernizavimas Palangos mieste. 45 klausimas dėl pavadinimų gatvėms suteikimų ir gatvių geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjas gerbiamas Žydrūnas, prašau. Labą dieną visiems. Pristatau parengtą tarybos sprendimą dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų patvirtinimo. Ir prašau jam pritarti. Ačiū, gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Direktorius pasiūlymas. Gerai, prašau, gerbiamas. Viskas šitoje vietoje viskas tampa. Moterų. Taip, mes irgi gavom informaciją, kad Palangoje trūksta gatvių moteriškais pavadinimas, kad yra gal šiek tiek nelygybė. Mes taip, tiesiog ar bus gražu, jeigu tarp augalų pavadinimų įkišimo moterų vardus. Tai, tarp gėlių, taip. Galbūt. Eugenijau, jeigu jūs žiūrėjote, Eugenijau, jeigu žiūrėjote laidą, tai turi būti žymių moterų pavadinimai, žymių nusipelniusių moterų.
Taip. Negalima tokių. Gerai, mes tikrai, ačiū už humorą, bet taip, aš manau, kad kažkada prieis tokie dalykai, kada reikės ir pagalvoti apie gal kai kurių net gatvių pakeitimo, ta prasme, pavadinimų ir sugrąžinti galbūt ir Mongirdaitės fotografės pavadinimų vardą ir Tiškevičienės tos paties. Ta prasme, yra visokiausių tų pasiūlymų. Aš manau, kad tarybos nariai tikrai galit padiskutuoti komitetuose, tai yra ir švietimo, ir statybos, ir miestų ūkio, ir padiskutuoti ir pasiūlyti sprendimo projektus. Gerai? Taigi, kolegos, ačiū, pasiūlymų ir klausimų nėra. Taigi, noriu perskaityti komitetų išvadą. Statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė vienbalsiai ir yra administracijos direktoriaus pasiūlymas dėl čia daugiau klaidų padarytų. Taigi reikėtų balsuoti už administracijos direktoriaus pasiūlymą. Šiuo metu yra 19 tarybos narių. Ar galima bendru sutarimu pritarti pasiūlymams administracijos? Taip, 19 tarybos narių pritarė pasiūlymui, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu, 19 tarybos narių dalyvauja balsavime. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui su pasiūlymu? Taip, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Dėkoju. Sekantis klausimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 19 metų spalio 17 dienos, dėl valdybos 96 metų gruodžio 13 dienos sprendimo numeris 334 pakeitimo. Prašau. Pristatau tarybos sprendimą dėl valdybos 96 metų gruodžio 13 dienos sprendimo numeris 334 pakeitimo ir prašau jam pritarti. Jūsų klausimai, kolegos, jūsų pasiūlymai, pasisakymai. Prašau. Miesto teritorijoje, taip, pritaikyti nėra galimybių. Šiuo atveju yra upė, tai nėra su melioracija susieta. Mes tikrai pritarsim, bet diskusijai mes kviečiam ir prašom, kad tas Aš galvočiau, kad gerbiamas Dainių komiteto, ūkio komitetas tikrai galėtų peržiūrėti, inicijuoti šito klausimo peržiūrėjimą ir pasiūlyti visiems tarybos sprendimus, ką galėtume pakoreguoti, nes tikrai kai kuriuose vietose nebetitinka šių dienų poreikių, žmonės yra atgavę žemės ir susidarėm su tokia problema, kad yra kažkoks kanalas nusijauti, oficialiai nebėra, ta prasme, ir jis negali nieko nei statyti, nei daryti ir yra savotiškai nuskriaustas, ta prasme. Taigi peržiūrėkim ir kas yra įmanoma, pakoreguokim, gerai? Tai inicijuokit per komitetą. Taigi, kolegos, ačiū. Dabar komitetai. Komitetai statybos ir miesto ūkio komitetas pritarė vienbalsiai ir yra dar vienas pasiūlymas administracijos, vėlgi čia dėl preambulių dalykų. Taigi šiuo metu yra salėje 19 tarybos narių, siūlyčiau balsuoti už pasiūlymą administracijos. Ar galima bendru sutarimu pritarti pasiūlymui? Taip, 19 tarybos narių balsavo už pasiūlymą, dabar reikėtų balsuoti už visą tarybos sprendimą su pasiūlymu, kas už tai prašau balsuojame. Matau bendru sutarimu 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą su pasiūlymu. Dėkoju. 47 klausimas dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos monitoringo 2020-2022 metų ataskaitai. Pranešėjas Žydrūnas, prašau. Pristatau tarybos sprendimą dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos monitoringo 2020-2022 metų ataskaitai ir prašau pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai. Taip, Tomai, prašau. Komitete minėjote, kad toj ataskaitoj pažymėta, kad jau mūsų senasis bendrasis planas kaip ir pasenęs. Taip. Tai ataskaitoj rekomenduoja, ar net išsireikšti rekomenduoja, ar tai savivaldybei laikas pagalvoti apie naują bendrojo plano inicijavimą. Keitimą.
Keitimą, taip. O dabar sakykit, o kiek dabar yra inicijuota bendrojo plano pakeitimų? Koregavimo šiuo metu, taip, yra P2 rajonas, M1, Š3 rajonas, B10 rajonas. Taip, dar suplanuoti yra P12, P14. O tai, žinau, čia taryba turėtų apsispręsti, ar mes dar inicijuosim naujus pakeitimus, ar jau dedam grupę. Tai čia taryba ir inicijuoja, ta prasme, bet žiūrėkit, esmė yra tokia. Visos apimties dokumentas, kuris yra didžiulės apimties, pagal dabartinius įkainius, žiūrint, jeigu reikėtų visą tą koreguoti bendrąjį planą, tai kainuotų 2-3 milijonus. Tai vat reikia pažiūrėti. Tai gal geriau, kaip taryba eina šiuo keliu, ta prasme, daro palaipsniui, kiek turi pinigų ir kur mato problemas, kur mato žmonių prašymus ir taip toliau, ten palaipsniui koreguoja ir taip jis gimsta, prasme, tas dokumentas. Visa apimtim yra sudėtinga. Galima tai įsivelti, bet reikia ir finansų, ir visų kitų dalykų. Bet, sakau, taryba gali apsispręsti. Tai va, prašau, gerbiamas Dainiau. Gerai. Vėlgi komitetas, manau, gali inicijuoti, kalbėti, daryti susitikimus su architektūros skyrium, žiūrėti, kokio yra poreikiai, kas nutiko, kas keičiasi, kaip yra ir siūlyti tarybai vėl koreguoti, ta prasme, tais kvartalais. Tai žymiai yra paprasčiau. Gerai, kolegos, taigi dabar komitetai svarstė šį klausimą. Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė vienbalsiai, statybos ir miestų ūkio komitetas pritarė vienbalsiai. Šiuo metu yra 19 tarybos narių salėje. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui? 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą, pritarta vienbalsiai. Ačiū. 48 dėl VŠI Antano Mončio namų muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo, pranešėjas Robertas. Labadiena visiems, teikiu tarybos sprendimo projektą ir prašau jam pritarti. Gerbiami kolegos, jūsų klausimai, jūsų pasisakymai, pasiūlymai nėra. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė tarybos sprendimui, ekonomikos ir finansų komitetas taip pat vienbalsiai pritarė tarybos sprendimui, turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas vienbalsiai pritarė tarybos sprendimui. Šiuo metu yra 19 tarybos narių salėje. Ar galima bendru sutarimu pritarti šiam tarybos sprendimui dėl Mončio muziejaus? Eugenijus balsuoja, taip, 19 tarybos narių balsavo už šį tarybos sprendimą. Norėčiau savo pirmininkavimą perduoti gerbiamam Dainiui Šelviui ir atsisveikinti su jumis iki sekančio posėdžio. Kur? Nepabėkit tikrai, palaukit už durų ir paskui ateikit. Gerai, klausau. Teikiu tarybos sprendimo projektą, kuris buvo aptartas visuose komitetuose ir prašau jam pritarti.